Kur važiuosim? Į Alytų. Ką ten veiksim? Grosim koncerte. Kas vyksta? Labas. Labas, Dariau. Kaip rockstaras backstage'e. Vengrijos Valkanas, tai bus pusantro. 7. Sugebėjau padaryti pusę vlogo ir neparodyti veido. Tai dabar rodau. Guliu viešbutyje Dzūkija. Atvarėm į Alytų. Į Thinly Veiled koncertą Fenikse. Važiavom iš Vilniaus ir nuo Goštauto gatvės iki išvažiavimo iš Vilniaus 50 minučių. Ta prasme, my god, kaip aš džiaugiuosi, kad man nereikia kiekvieną dieną važiuoti per kamščius Vilniuje, eina savo. Tai va, tai dabar atvažiavom į Feniksą, išsikrovėm daiktus, pavalgėm, bičiai čekinasi, aš noriu biškį pamiegoti, gal dar pavyks, nes mano planas yra šiandien sulaukti Monikazės pasirodymo, kuris bus 1:30 nakties, kada aš paskutinį kartą ėjau miegoti 1:30 nakties, taip todėl kad tūsinau, neatsimenu. Esu šiaip ėjusi miegoti 1:30 nakties, bet tikrai ne dėl to, labai dėl to, kad negaliu užmigti. Bandžiau miegoti, bet nepavyko. Pamiegoti nepavyko, bet pavyko pasidažyti. Bent tiek. Atrodo kaip klaunas. Tokio reikia ar nereikia? Aš gal siūlyčiau be, geriau tamsiau gal. Gerai. Gremlin.
Ką tik pravažiavo bičias, su mašina pristabdė prie perėjos ir sakė, kad tie paspirtukai atrodo kaip domino. Nu, ir negali sakyti, kad neatrodo. Bet man yra biški baisu, kad bus gaisras ir mes mirsim. Nu tai papasakokit apie vakarėlį. Man labai patiko. Respektus Monikadzei. Gerą turinį. Tau nepatiko? Dėka. Kas tau patiko? Gal tai paklausk. Ne, čia dėl to, čia turi būti autentiška. Autentika. Dabar yra 2:03. Aš neatsimenu, kada paskutinį kartą šokau iki 2:03. Atrodo, kad tuoj nugriūsiu. Gerai, neturiu jau dabar pasakoti, bet 3 dalykai, kuriuos norėsiu paminėti. Tai fotkinimas. Daugiau neatsimenu. Na, bet šiaip ir aktai, kurie buvo, irgi bus galim papasakoti. Dalykas, kurio nesitikėjau, tai kad iš ryto jaučiuosi biški blogiau negu vakar vakare. Tai buvo taip, kad aš tiesiog, mes grįžom ten prieš 3, aš iki 6 neužmigau, nes man buvo biški bloga. Ir man taip kartais būna. Ir tada 6 pasidarė nebebloga ir užmigau. O dabar atvarėm valgyti. Valgysime štai tame traukinyje. Konduktorius. Kur važiuosim? Į Vilnių. Fotografuok mane. Tada grupė ten kažkokia nelabai populiari. Diskutuojam apie roko istoriją. Moterų. Ir vyrų. Štai galite pasimokyti šuniuko rūšiuoti. Kam į Vilnių? Bet kad buvai toks excited, ką tik? Nu čia tokia vieta Dits dainoj, kur skamba visiškai kaip The Chat daina Smoke. Amazing. Na, mes jau grįžom namo. Tai dabar galiu papasakoti truputį apie vakar vakarą. Tai buvo tas Finley Veld koncertas, kuris labai gerai skambėjo, bet buvo labai mažai žmonių dėja. Tada buvo grupė Niša, kuri man nelabai patiko. Ir tada čia viskas vyko Fenikse bare, kuris šiaip labai fainas. Ir tada jau antroji vakaro dalis vyko Fenikso seserinėje vietoje, Subinyje vadinamojoje, kur yra Alytaus savivaldybės Rūsyje. Tokia labai faina vieta, tokia, kaip tik tokia vieta, kokią aš daryčiau, jeigu atidarinėčiau savo kokią nors vietą. Ten taip viskas biški griti, ne tai, kad nešvaru, bet taip neiščiustyta. Ir, žodžiu, tai mes ten atėjom ir tada aš kažką pradėjau filmuoti ir man tada pasakė, kad ten negalim filmuoti, nes kitiem kažkaip užklijuoja kameras, bet mums kažkodėl neužklijavo. Tai žodžiu, aš ten po to nieko beveik nefilmavau. Buvau nufilmavus, jau kažką buvau nufilmavus ten truputėlį, bet šiaip tai nieko nefilmavau. Ir grojo Šaltinis live. Toks fainas buvo pasirodymas, kur ten Paulius sakė, aš tai labai neskiriu muziko žanrų, Paulius sakė, ten hausas, bet jis ten taip įterpia tokius labai paprastus sakinius. Pavyzdžiui, tiesos nėra. Bet jis juos pasako taip tarp kunigo ir roboto balso ir kažkaip žiauriai gerai veikia tas. Aš net nelabai iki galo suprantu kodėl, bet jo tokia dispozicija
Toks labai geras performances tikrai. Ir po to buvo Monikazė, kurios labiausiai laukiau, bet jinai buvo 1:30 nakties ir man jau buvo šakės, aš nepastovėjau ir beveik net nieko neprisimenu iš to pasirodymo, nes tiesiog norėjau miego. Tai va, bet šiaip buvo labai faina. Tai visiems rekomenduoju apsilankyti Alytuje, Fenikse ir Subinėj. Grojom koncertą, labai buvo visi malonus, mums davė viešbutį, davė pinigų, dar kažką ten. Gitaros kubų davė. Alaus davė neribotai. Kiek išgeria to alaus? 2 alaus išgeriau. Buvo įspūdingi koncertai, Šaltinis labai patiko ir kiti. Ja, tai čia dar gal gerai Paulius pasakė, kad kažkaip visi buvo labai malonus, tai kiek teko susidurti su žmonėmis, tiesiog net prasilenkiant, visi kažkokie labai draugiški. Nežinau, ar čia Alytaus, ar čia Fenikso vaibas. Sekmadienio rytas, važiuoju į kaimą su autobusu, bet labai malonus toks jausmas, kad vasaros rytas šilta. Prieš važiuodama dar atėjau pahangauti su Gabrielės kate. Štai geria šviežiai įpiltą vandenį. Kaip aš jaučiausi vakar. Ir kaip aš jaučiuosi šiandien. Pašaukiu, bet vis tiek, ne to lovo. Kompozicija. Šiaip, filmuoju vlogui. Kaip tau sekasi? Man sekasi gerai, duoda nurinkinėjau. Štai kaimas. Čia yra tai, ko aš iš tikrųjų atvažiavau į kaimą. Aišku, nepasiptė nosies prieš eidama. Tai gali būti, kad kitame video matysite mane raudoną kaip vėžį. Nauji bendrai. Visos kaimo vlogas bus tiesiog gyvūnai. Šiandienos studija. Eikit pavaikščioti. Į laukutis. Į laukutis. Bėkit, bėkit. Čia piktas gaidys. Bėkit, 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 bėkit. Dar mažas jaunas vištas nelabai supranta, ką daryti. Įstaigos buvo priverstas padidinti kainas. Ir aišku, didinti kainas tuo metu, kai ekonomikos stagnuoja.